miesto apžiūra. Antrasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jonavos santarvės aikštėje iškilmingai pakelta taikos vėliava. Lietuvos vaikų ir jaunimo teatro apžiūra šventė Šimtakojis 2015. Pirmadienį rajono meras Mindaugas Sinkevičius pakvietė į pirmąją šiame tradicinę miesto apžiūrą rajono žiniasklaidą ir savivaldybės administracijos specialistus. Komisijai nuvykus į Girelės gatvę apžiūrėtas kelias, kuriame kyšo nuotekų kanalizacijos šulinys, kelkraštyje laikosi vanduo. Laikinai einančią miesto seniūnijos seniūno pareigas Ignui Stundžiui nurodyta sutvarkyti šią vietą taip, kad šulinio dangtis eismui pavojaus nekeltų. Fabriko gatvėje yra apgriautas pastatas, tai buvęs baldininkų klubas. Tokių apleistų privatizuotų pastatų Jonavoje yra ne vienas. Jų savininkams bus siunčiami įspėjimai dėl teritorijos sutvarkymo. Priešingų atveju bus skiriamos baudos. Taip pat tokių pastatų savininkai bus apmokestinami maksimalių nekilnojamo turto mokesčių tarifu. Atsižvelgusi gyventojų pastabas, komisija apžiūrėjo Kulviečio gatvės antrojo namo teritoriją. Sugadinta kelio dalis įvažiuojant iš Vaičiūno gatvės ties tuo namu artimiausiu metu bus sutvarkyta. Vietoje senųjų atliekų surinkimo konteinerių planuojama pastatyti pusiau požeminius. Miesto seniūnijai taip pat pavesta pasirūpinti, kad būtų sutvarkytos prie Chemikų gatvės 116 namų paliktos statybinės atliekos. Rajono meras Mindaugas Sinkevičius apžiūrėjęs, kai vyksta laiptų remonto darbai, paragino darbų vykdytojus kuo greičiau šios darbus užbaigti. Apžiūrėtas pėsčiųjų takas nuo Darbo biržos į Kulviečio gatvę. Mero nuomonė, čia reikia įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką. Nuo Rimkų kalno link Joninių slėnio praminti takeliai. Tikėtina, kad jau kitąmet čia bus įrengti laiptai. Labai ženkliai keičiasi ir pasikeis Joninių slėnis. Šiandien prašiau, kad mes tikrai galvotume, kaip Joninių slėnį užimti ne tik per Jonines, ne tik per miesto šventę, ne tik tai per Achemos 50-metį. Bet prašiau, kad pradėtų dėlioti atsakingi asmenys, Meno Miščiukaitės mokyklos vadovė, kultūros centro vadovė, programą 3 mėnesių renginių įvairių čia. Aš norėčiau, kad vyktų kultūrinis gyvenimas aktyvus Joninių slėny, o tai reiškia, kad žmonės turėtų būti suinteresuoti lankytis, užeiti, pasižiūrėti, pasidžiaugti. Tai jiem tinkamo privažiavimo prieimo tikrai reikia. Tai manau, kad iš apatinės miesto dalies tas prieimas yra tikrai užtikrinamas tinkamas. O iš Rimkų pusės, yra taip laiptai ir nesudėtinga paeiti, bet visi matyt, kad negalim orientuotis į taip. Nėra tokios strategijos mano, kad kiekvienas kiaulių takas turėtų turėti asfaltą arba laiptus. Bet ten, kur matyt, kad istoriškai taip jau susiklostė, kad žmonės eina ne po vieną, galbūt verta pagalvoti. Iš tikrųjų, turim juk ir kelias įstaigas, ir stadioną, ir ligoninę, ir žmonės matyt trumpindami kelią, ypač kai kelias sausas, patingi nueiti iki laiptų ir pasinaudoja tuo kalnu tą formą, kokia jisai yra dabar. Tai aš galvoju, kad reikia pagalvoti apie laiptus. Galbūt laiptai tarnautų ir slidinėjimo trasos atsiradimo metu, organizuojant čia vasaros pramogas ant kalno taip pat. Rajono vadovas apibendrindamas miesto apžiūros rezultatus pasidžiaugia, kad jonaviečiai tampa pilietiškesni, siunčia informaciją, pastebėjimus su nuotraukomis, rūpindamiesi ne vien tik savo gyvenamąją aplinką. Vadinasi, tradicinės miesto apžiūros pasiteisino. Nemažai komentarų susilaukiam gyventojų, kurie siūlo apsilankyti. Tai didžioji dauguma tų vietų atliepiant į gyventojų lūkesčius buvo pasirinkta neatsitiktinai, o pagal pageidavimus. Kitą kartą matyt gali būti kitaip, galbūt atsiras dar daugiau norinčių pasisakyti ir matančių problemas. Iš tikrųjų, matyt, kad tokie, kaip pasakyti, pilietiškumo ir demokratijos procesai pradeda gimti ir atsirasti Jonavoje, nes žmonės komentuoja. Šiandien iš pat ryto gavau net kelis pasiūlymus, ką reikėtų padaryti ir pakeisti įstaigose, netgi su nuotraukom, kad ligoninės terapijos skyriui durys blogai ten varstosi ir neįgalieji su ratukais negali pravažiuoti. Visokių kitokių dalykų, kur anksčiau tikrai nebūdavo. Taip tariant, žmonės nesikreipdavo, gal numodavo ranką, gal galvodavo, kad kažkas už juos tai spręs. Dabar matosi, kad tas pilietiškumas ir rūpinimasis ne tik tai savo aplinka, jis įgauna pagreitį.
Ketvirtadienį, balandžio 15 dieną, vyko antrasis naujai išrinktos Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Tarybos narių sprendimu Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų paskirtas Valdas Majauskas. Šį asmenį Jonas Klementas Sungaila teikia kaip kandidatą į administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas. Noriu informuoti, kad atitinkamai pagal teikimą yra suformuluotas sprendimo projektas, numatantis skirti Valdą Majauską administracijos direktoriaus pavaduotojui kategoriją 16 lygis A nuo balandžio 16 dienos, tai yra nuo rytojaus, nustatant administracijos pavaduotojų 35% pareiginės algos dydžio priemoką už darbo krūvį viršiančią veiklą. Majauskas yra susipažinęs su struktūra ir visos savivaldybės, nes kadangi dirbęs strateginį skyriuje, dirbęs patarėjų ir ypatingai dabar spanti, kada kontrolierių, tai žino spanti ir įstaigų spanti, ir mūsų spanti darbo trūkumus visas, tai tikrai spanti ir pasireiškia vienas jo savybė turbūt spanti pagrindinė, tai sąžiningumas. Tai ir teikiu šitą kandidatūrą. Valdas Majauskas prieš tai dirbo Jonavos rajono savivaldybės kontrolieriumi, po to, kai kandidatas atsakė į tarybos narių pateiktus klausimus bei suvedus slapto balsavimo rezultatus, šis kandidatas buvo patvirtintas. Valdas Majauskas administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas eina nuo balandžio 16 dienos. Got my bag, you got my reservation. Spend the time I could afford. Balandžio 15 dieną Jonavos Santarvės aikštė iškilmingai pakelta taikos vėliava, simbolizuojanti pasaulinę kultūros dieną. Taikos vėliavos ženklų pasirinktas raudonas žiedas juosiantis 3 raudonus skritulius baltame fone. Kultūros žiede susijungė religija, menas ir mokslas. Taikos vėliavą Santarvės aikštė iškėlė Senamiesčio gimnazijos mokiniai. Iškilmingos ceremonijos metu kalbėjo visų šių 3 sričių atstovai. Jonavos krašto šviesuolė poetė Irena Nogulevičienė, Jonavos Šventojo Apaštalo Jokūbo bažnyčios vikaras Žilvinas Zinkevičius bei Senamiesčio gimnazijos direktorė Rita Čiužienė. Tai ne tik 9 kartą Lietuvoje minima diena, bet kartu tai ir 80-metis, 80-asis gimtadienis. Rericho pakto, vėliau tapusio Hagos konvencija, ir taikos vėliavos kaip simbolio šios ypatingos dienos įprasminimo. Gražu, kad Jonavos kultūros centro iniciatyva ir mūsų daugiakultūriame mieste jau minima ši šventė. Ir šiais metais jonaviečių iniciatyva jai suteikta 3 triados dalių simbolika. Tai yra religijos, meno ir mokslo. Jie būtent ir yra kultūros pamatas. Ir net ne pamatas, o pati toji esmingoji kultūra. Ir šios dienos idėja, kad kultūra turi ateiti per taiką, šiomis dienomis, kai neramu Ukrainoje, kai neramu dėl santykių tarp Izraelio ir Palestinos blogėjimo, dėl chaoso, kuris vyksta Sirijoje, dėl islamo valstybės žiaurumų, šie dalykai įgauna ypatingą reikšmę. Ir net Günteris Grasas su šiuo Nobelio premijos laureatu šiomis dienomis atsisveikina Europą. Paskutinėme savo laiške įspėjo, kad kaži ar pasaulis somnambuliškai, tai yra pats to nesuprasdamas ir nesimdamas tinkamų priemonių, neartėja prie 3 pasaulinio karo, prie karo, kurį gali sukelti nemąstantis, žiaurūs, ginkluoti žmonės, kurie nevertina to,
ką ilgus metus kūrė žmonija. O koksgi vaidmuo tenka mokslui? Mokslas turi tapti ypač atsargus ir vertinti taikai ar karui tarnauja jo sukurti produktai. Gėriui ir žmonijos geroviai ar atvirkščiai toms tamsiosioms jėgoms. Mokslas ir mokykla turi tą pačią šaknį. Kuogi gali prisidėti mokykla? Būtent mokykloje svarbu auginti atsakingą ir įsipareigojusi žmogų. Aš labai džiaugiuosi, matydama, kad mūsų kultūros darbuotojai puoselėja etnokultūrą. Prisimena tai, ką žinojo mūsų seneliai, proseneliai. Ir puoselėja, augina, tiesiog daugina, sakyčiau, tokias gražias mintis, rengdami renginius. Tuose renginiuose matome, sukasi maži mūsų piliečiai, aprengti tautiniais drabužiais, dainuoja, kalba tarmiškai, šoka. Vadinasi, nepamiršta mūsų praeitis. Tai yra svarbiausia. Nuoširdaus žvilgsnio, atjautos, pagalbos, kai reikia. Klestėkite, aukite ir būkite. Ypatingai daug sėkmės linkiu niekada nepavargstantiems ir neturintiems teisės pavargti kultūros darbuotojams. Tariu jiems ačiū, dar kartą gražios visos savaitės ir visų metų. Tikrai prasminga minėti šią dieną ir linkiu kiekvieną čia esantį, tiek savo, tiek jums, saugokime savo istoriją, saugokime paveldą, prisilieskime prie jo, kiek galime. Matau daug mažų vaikų, mokyklos ar darželių, nežinau čia. Jums irgi vaikai linkiu, saugokime gamtą. Tai irgi yra mūsų paveldas. Jeigu mes norime gyventi švarioje, gražioje mūsų tėvynėje, turime pradėti nuo savęs. Nežiūrėkime, ką kiti daro, bet žiūrėkime nuo savęs. Ir jeigu tu padarysime, kiek galime geriausia, tai aš manau, visiems bus smagu, linksma gyventi mūsų tėvynėje, įsaugant jos papročius, tradicijas ir kultūrinius paminklus. Taigi dar kartą sveikinu su prasminga gražia diena. Šventės dalyviams koncertavo Vilniaus kolegijos muzikinio teatro studentės, choreografinę kompoziciją Santarvės aikštėje pristatė Senamiesčio gimnazijos šokių studija Juventa, vadovė Vilma Širkaitė. Jonavos kultūros centre jonaviečiai galėjo pasižiūrėti Jonavos rajono savivaldybės teatro spektaklį Namo. Išgelbėti mus gali Dievo meilė, meilė jam, o kol neapykanta didesnė už meilę, vargu vaikelį ar kas padės. Tai kad daugumai reikia ne meilės, o pinigų. Pinigas valdo. Dėl jų žmonės žudo ir žudosi. Teisybė, kai nieko nebijai, tai nieko nėra šventa. Nieko tau nereiškia padegti bažnyčią, išniekinti altorių, išžaginti dukterį, išprievartauti motiną, nužudyti tėvą į gabalus, sukapoti kūdikį. O Dieve, vaikeli, dovanok man. O Jėzus, ką aš čia dabar šneku. Pasauliniai kultūros dienai skirti renginiai šią savaitę vyko Jonavos krašto muziejuje, Viešojoje bibliotekoje, Juškonių, Bukonių ir Užūsalių kultūros centruose. Tęsdami tradiciją Lietuvos liaudies kultūros centras kartu su rajonų savivaldybių administracijų kultūros ir švietimo skyriais
kultūros centrais surengė 8-ąją Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūrą šventę Šimtakojis 2015. Konkurso tikslas yra skatinti vaikų ir jaunimo teatrų veiklą. Šimtakojis 2015 buvo rengiamas 3 etapais. Kovo-balandžio mėnesiais vyko vietinės ir regioninės apžiūros. Apžiūroje dalyvauti buvo pakviesti visi vaikų ir jaunimo teatrai veikiantis prie kultūros ir švietimo įstaigų. Regioninių turų vertinimo komisijos, kurias sudarė Lietuvos liaudies kultūros centro pakviesti ekspertai, vietiniai kultūros ir švietimo darbuotojai, į baigiamasis vaikų ir jaunimo teatrų šventes atrinko geriausiai pasirodžiusius vaikų ir jaunimo teatrus. Dalyviams buvo įteikti regioninio renginio organizatorių padėkos raštai. Regioninėse turuose dalyvavo 40 vaikų teatrų ir 31 jaunimo teatras. Teatrai surinkę 90 ir daugiau komisijos vertinimo balų tapo Šimtakojo 2015 diplomantais ir balandžio 25 dieną pasirodys baigiamojoje šventėje Marijampolės dramos teatre. Balandžio 11-12 dienomis konkurso regioninis turas vyko Kupiškio kultūros centre. Šiame konkurse Jonavos rajono savivaldybės teatro jaunimo grupė pristatė savo naujausią darbą – spektaklį Žaidimas. Vaidinimas buvo įvertintas 95 balais. Savo įspūdžiais pasidalino jaunimo teatro nariai ir režisierė Živilė Martinaitienė. Pristatėm savo naujausią darbą, tai yra spektaklis Žaidimas, aš vadinau kaip socialinė improvizacija, bet vis dėlto gavosi tikras spektaklis. Šią pjesę parašė mokinė, Panevėžio Miltinio mokyklos mokinė, jinai dabar turbūt jau baigusi, tai Lina Klemkaitė, jinai parašė pjesę Žaidimas be taisyklių. Mes truputėlį įnešėm savo žaidimo taisyklių ir padarėm savo žaidimą. Na ir labai džiugu, rezultatai jau yra žinomi, mes tapom laureatais. Ir pasirodysime balandžio 25 dieną Marijampolės dramos teatre. Pasak teatro režisierės, kolektyvas visada tikisi gerų savo darbo rezultatų, tačiau kartais būna ir sudėtingų dienų. Iš tikrųjų galiu pasakyti, kada stačiau šitą spektaklį, buvo momentų, kad nieko nesitikėjau. Net nesitikėjom, kad mes jį pabaigsim ir padarysim, nes iš tikrųjų reikėjo atrasti žaidimo taisyklės. Tikrasias teatrinės žaidimo taisyklės, jomis žaisti ir jomis patikėti, nes spektaklis yra neįprastas. Mes beveik nenaudojame muzikos, tik tai garsus, kuriuos mums parinko puikiai meno mokyklos mokytoja Adriana Juškevičienė. Na ir dailininkės mums neprireikė, nes mes neturime scenografijos, mes turime tik tai puikius aktorius, mano jaunimą, kurie puikiai suprato mano pateiktas taisyklės ir suvaidino, aš manau, tikrai puikiai, ypatingai Kupiškyje. Sunkiausius vaidmenis vaidino Aurelija ir Jūratė, nors merginos ir jaudinosi, tačiau kai pasidžiaugė režisierė, joms pavyko viską atlikti estetiškai ir gražiai. Sunkiausias vaidmuo teko Aurelijai mūsų, kuri vaidino Emiliją. Tai iš tikrųjų tragiško likimo mergaitė. Ir manau, kad Jūratei, nes reikėjo suvaidinti neblaivę motiną. Tai 18-metei tą padaryti, na, sakykime, suaugusios moters vaidmuo, kad nenuslysti, kad nebūtų neskanu, kad tai padaryti etiškai, nes ten tokia yra problema šeimoje, kad mama yra išgerianti. Ir manau, kad mums tai pavyko estetiškai gražiai sukurti tą vaidmenį. Tai ir visi kiti nuostabūs, visi kūrė savo charakterius. Ir Vasaris labai šauniai vaidino vaidmenį. Na, aš negaliu išskirti tiesiog, aš manau, kad gal šiek tiek kažkam sunkiau buvo. Bet visi atliko tikrai labai gražiai savo vaidmenis. Pasak Aurelijos, jos vaidmuo buvo psichologiškai sunkus, tačiau susitelkusi visas jėgas, ji puikiai susitvarkė. Buvo labai sunku, labai psichologiškai sunkus vaidmuo, nes iš tiesų labai jautri tema, pakankamai aktuali šiais laikais. Todėl manau, kad kiekvienas esam paliestas šių visuomenės problemų
Ir man buvo iš tiesų sunku, tikrai labai psichologiškai, bet perlipu per save ir viskas gal, manau, ir pavyko. Aš tai manau, kad viskas labai puikiai pavyko. Nu, gal taip truputėlį ir nereikėtų sakyti, bet patys taip jautėmės. Va, ypač vaidindami Kupiškyje, taip. Kai Kupiškį vaidinam, labai gerai pavyko, taip patys jautėm, kad padarėm tai, ką norėjom, atskleidėm temą tokią, kokią buvo ir padarėm viską, ką tik tais galėjom. Bet todėl ir tie rezultatai, manau, tokie geri yra. Todėl. Jaunimo teatro aktoriai greitai išvyks mokytis bei kurti savo ateitį. Į jų vietą ateis kiti meno mokyklos teatro studijų moksleiviai. Jiems jaunimo teatro nariai linki svarbiausia nebijoti scenos ir būti vieningiems. Būti kūrybingiams, nebijoti. Nebijoti improvizuoti, nebijoti kaip ir perlipti per save, atrasti kažkokias savo naujas galimybės. Būti draugiškiams kolektyve, nes labai svarbu, mes esam dabar visi kaip šeima viena, tai norėtųsi, kad taip ir liktų, kad ir išliktų tokie visi vieningi. Jaunimo teatro tikslas yra sukurti kūrybinę aplinką, kurioje ruošiamas teatrinis žiūrovas. Iš tikrųjų buvo labai smagu, nes komisija yra kompetentinga, yra žinomi žmonės, yra docentai iš Klaipėdos universiteto režisūros docentė Savukynaitė, taip pat Ramūnas Abukevičius, Vidmantas Fialkauskas, Inesa Kurklietytė, kuri yra kino režisierė, ir kada buvo aptarimas šito spektaklio, tai iš tikrųjų iškėlė daug diskusijų, bet manau, kad pasakymas, kad tai turi pamatyti ir Vilniaus žiūrovai, buvo labai malonus ir kad tai yra profesionalu. Aš turiu omenyje tiesiog vaidybą. Aš jau pabūsiu kuklesnė šiek tiek, nes iš tikrųjų vaikai labai savo daug įnešė. Nu, planai kokie, žinoma, suvaidinti Marijampolėje, pasižiūrėti kitų, ir šitas spektaklis, kaip aš sakiau, galbūt per 19-20 darbo savo metų, jis man tapo tiesiog, negalima galbūt taip sakyti, bet taip yra. Teatro režisierė Živilė Martinaitienė linki visiems kiekvieną dieną gyventi kūrybiškai ir siekti gerų rezultatų. Palinkėčiau išeinantiems savo vaikams, kurie paliks mūsų studiją, tai kiekvieną dieną nugyventi kūrybiškai, save realizuoti, bendrauti jie moka, jau išmoko, to teatrinis menas irgi moka labai daug. Ir manau, jie tikrai daug pasieks. Likusiems čia toliau dirbti, siekti mūsų rezultatų, priimti naujus, kurie ateis, nes labai smagu, kad visi studijos dalyviai yra baigę meno mokyklą, teatro skyrių, išskyrus Simutę mūsų, bet kuri puikiausiai įsiliejo. Tai mes lauksime dar ir ateinančių iš meno mokyklos, kurie šiemet baigs. Tai va, turėsime, aišku, statysim vėl naujus spektaklius.